180 000 kilometrų ridą. Ir jo, tai susitiksim už 25 minučių. Žodžiu, toks maršrutas. Gražus ratukai. Ir nežinau, prasivažiavom. Kažkas ten turbo buvo. Netgi bet gal tepaliuką. Nu žodžiu, apžiūrėjom mašiną. Tai kaip ir viskas ledas, jau vos negalėjom įpildyti, žinot. Ir prasivažiavom. Ir jau grįžtant į garažą, įsukant į garažus, užpylę į turbo tepalą, tada pradėjo mašina pati gazuotis ir jo. Tai turbo bus parėjus. Tai vien dėl šito defekto nuleido 400 eurų. Tai dabar nupirkau už 1350. Tada dabar ieškom traliuko. Tai parsivešim. Paleidėje turėtų būti pasikeitus turbina, viskas gerai. Ir tada būsim dar didesniam pliuse, negu tikėjomės. Kągi. Turim BMW jau Klaipėdoj. Traliukas 120 eurų. Dabar dienoj labiau viskas matos, tai reikia naujo kapotą reikės dažyti, nes čia visur gavęs taip mažai. Bamperis iš vis kitos spalvos, padangos naujos žeminės. Čia raidelės jau lenda. Stogas kaip ir normaliai. Bamperis irgi čia jau ir dažai suloko atsilupinėja. Čia įskilęs. Tai nežinau, ieškosiu čia bamperį iš vis gale. Ir jo. Išorės. Turim medžiaginį saloną. Tai mechanas, 6 bėgių mechanas. Visi 6 bėgiai, 2 litrai, 110 kW. Kiek sakė, buvo čipuotas iki kažkur apie 100 pm. Vairas. Nežinau, mygtukai veikia, neveikia. Kas čia dar, nežinau. Yra Magelo. Šildomos sėdynės. Bent jau prikurkiai yra. Pilnas skysčio. Ja. Tai va, biškai turim tepaliuko. Iš turbinos tas tepaliukas, tada visur yra tepaliuko. Intake, intercooleryje. Nu, pasakok. Žodžiu. Turim skylą. Va, tenais, va. Šitoj, va, kur ta tokia į formų šlanga. Ten turim įtrūkimą. Tai įmėsim dabar video, kaip čia buvo prieš įtrūkimą. Tada žiūrim, rūksta dūmai, greit sustojom ir turim, ką turim. Tai dar visai gerai pasisekė, kaip ir esam aikšteliai, kur randasi BMW šrotas, bet dabar yra savaitgalis. Tai jo, lauksim, kol atsikels toks žmogus, jis labai ilgai miega, ir važiuosim pasiimt šlangelę iš jo ir varysim tvarkyti BMW. Iš pačio ryto reikia BMW tvarkys. Va čia tai savaitgalis. Teisingai. Pusę. Ja. Atvykom į Linauto. Tai turiu tą šlangelę. Šlangelė kainuoja
20 eurų. Tai po valandos jie ją išims. Tai per tą valandą važiuojam, pavalgom, važiuojam iki depo, pasiemam varžtų, biškį reikia. Ir grįšim pasiimt dalies ir po to nusitempsim bimbalą. Grįžom į Nauto, pasiėmėm savo vamzdį. Tai dabar važiuosim tempt BMW į cechą. Pasiruošęs agriau? Rėdė? Aš gimiau pasiruošęs. Tebėm kamšūdą. Važiuojam. O čia gazas, čia stabdys. Okay. Eik, tu nahui, kaip vairas sunkiai sukas. Ką pranešti iš anksto, kada stabdys? A čia video dabar. Karočią. Tai žodžiu, parsintam kamšūdą į cechą. Šiaip ne taip su Audi parsitepėm. Kaip nekeista, bet Audi partempė. Skumsim ir tvarkysim. Eilinė diena, BMW vėl garaže. Šį kartą keisim antifrizo šlangą. Na, čia iš visur bėga. Dabar reikia atsisukt koliką. Ir žiūrėsim, ką čia dar nusimt, reikia pakeisti šitą šlangą. Čia kažkur trūko. Tai yra, žinok, čia yra kolikas nuo daugiau kilovatų. O tai nėra šitų sklendžių. Liktais, jeigu neklysta. Tai šiaip turėtų būti sklendęs. Arba čia tiesiog senesnis. Arba naujesnis. Blet, who knows. Gerai. Čia čirikas 8 berods. Ten klipsai atsijungia ir pasikeičia. Ką, išsiardėm, išsitraukiam. Aš tai nematau, kad būtų įtrukimas. Vizualių įtrukimų nėra, bet kiek aš mačiau vakar, tai tikrai buvo ten įtrūkę. Tai surinksim, pažiūrėsim, jeigu leis vis tiek kažkur, tai būsiu pasidūchinęs. O jeigu neleis, tai tada Povilas bus pasidūchinęs. Nu, blet. Darysim šitą. Vizualiai nėra niekur įtrukimo. Tipo. Sakai, per čia leido. Čia nieko nėra. Gerai, mažiau kalbų, daugiau darbų, kaip sakoma. Mašinos sportinės, ieškom lokacijų. Nenamentu, mane matai, mane girdi, iš daugiau saugo mane. Tai, короче. Да, tu čia edi pašaudai. Neaptašky kamerą. Fūdė. Nu, už kur dabar matysi, bus viskas. Į žemę. Taip, pa. Dabar saugiausia vieta būtų pasikėlus, laisvant.
Žodžiu, kemšūdą sutvarkėm. Ugnis tvarko savo 2 litrį kupą. Oi, blėt! Bet tai kažkas, alio, kalena.